labas vakaras, laba diena, labas rytas. Tai šiandien mūsų podcast'o viešnia yra Odeta Miliukaitė, jeigu teisingai pasakiau. Taip, Labas. Ji yra šokių mokytoja, kuri įkvėpia žmonės atrasti tiek judesio, tiek džiaugsmo ir pasitikėjimo savimi per šokį. Tai pakalbėkime apie jos kelią į šokių pasaulį, jos mokytojos patirtį, apie bačiatą pakalbėkim ir ką reiškia šokis jūsų kasdienybėje. Tai norėtumėm užduoti bent jau pradžiai žanginių kokių keletą klausimų, tai papasakokite truputį apie savo šokių kelią, kaip jūs tapote nuo šokėjos iki pat mokytojas. Na, pirmiausiai, tai aš niekad nebuvau šokėja. Mano veikla buvo visiškai priešinga, aš užsimdavau kovos menais. Ir tai vieną kartą netyčia atėjo mano draugė ir sako, einam pabandyti nemokamai į bačiatos pamoką. Ir aš iš pradžių labai skeptiškai, nes galvodavau, kokie čia žmonės gali nenormalus eiti šokius lankyti, kas čia per užsiėmimas. Nu, toks, taip va, ir kaip sako, nespjauk į šulinį. Įkalbėjo jinai mane, nuėjome pamoką. Prieš pamoką mes išgėrėm šampano, ko aš nerekomenduoju šiaip daryti, bet nuėjome tą pamoką, taip linksma buvo, mes taip juokėmės ten. Ir sakau tada, nu gerai, pabandom vieną mėnesį palankyti ir sakau, aš grįšiu į sportus. Tai tas mėnesis taip ir tęsiasi. O kokį sportą lankėte, tai nepaslaptis? Buvo boksas, buvo muay thai, buvo MMA, buvo kudo. Žodžiu, dvi Visas koviniai. rinkinys. Taip. O tai vis dar užsiemi? Ne, nebėra laiko, nes 100% šokiam. Laisvas laikas. O kaip ir mačiau per Facebooką labai socmedijas, labai viskas matosi ir šiaip labai faina, daug keliaujat, kaip matau. Nu, faina. Ir tada kaip gavosi, kad nuvėt pirma šokių pamoka buvo, patiko, ne, labai. Ir kas tada? Nu ir nieko, ir tada ėjau į pamokas ir tikrai man ten gerai nesigavo, nes mano tas stovėsena buvo sportininkės, pečiai pakelti, kaklo nėra, tokia, nu dabar irgi reiktų išsitiesti, kartais pamirštu, kai nešoku, kai muzika užgroja, aš kart nugarą tiesiai, bet šiaip nelaikau aš čia tos nugaros tiesiai, tai va, tai nesisekė man iš pradžių gerai, nebuvo lengva, bet taip užkabino, kad buvo toks periodas, kad aš visą savo laisvą laiką ir visus savo pinigus sukišau į tos šokius, važinėjau į kitus miestus, į pamokas, į socialus ir nu va, taip va, mokiausi ir prasimokiau. Tai va. Aišku. O daugmaž, kiek daugiau laiko praleidot savarankiškai mokėtės šokti, ar buvo taip, kad vis vieną daugiau skyrėte laiko tam tikrose srityse, na, su specialiais mokytojais ir taip toliau? Savarankiškai mokytis, nu, pavyzdžiui, namie įsijungti kažką ir mokytis, nu, man kažkaip misija neįmanoma, čia lygiai taip pat kaip reiktų sportuoti vakarais. Kas sportuoja vakarais? Nu, aš namie, pavyzdžiui, nieko nedarau, kas, nu, sportas, šokiai, tai ne, man taip neveikia, aišku, jeigu muzika groja, tai ten pasikraipai, pasistaipai, pašokiu truputį, bet tai nėra mokymasis ir galima sakyti, kad kur aš skyriau laiką mokymuisi, tai aš visur važiuodavau ir su mokytojais mokydavus pamokos, būdavo pamokos ir prieš vakarėlius, festivaliuose iš vis būdavo, kad ten prašokį pro 19 valandų per parą, ten vos 16 valandų per parą ir o taip 3 dienas varai. Tai nenori, turi išmokti. Bet ir matosi taip, kaip pavyzdžiui vedi tas pamokas, kaip ir aš buvau toje, kaip sakykim, žanginiai pačioj pirmoj, toks vėlgi tas keitimasis su kitais, pastovus šokis, pastovus judesys ir niekada nebūni vienas. Tai čia turbūt ir viskas perėjo iš to mąstymo, kad vienai nesimokinti, reikia poros, reikia su kažkuo, reikia būti, kaip sakant, kompanijai visą laiką geriau. Galbūt perėjo tai tą vadinamą kitų mokymai, kitų žmonių mokymai, tas mentalitetas kažkaip susidarė iš to.
porinius šokius mokytis vienai, ypač kai tai yra pastatyta ant kontakto, ant connectiono, tai aš nežinau, ar taip yra įmanoma. Čia tas pats, kas prisijungi prie kito įrenginio, kai kito įrenginio nėra. Taip. Tai va, taip, mokytis grupiai, poroj, keičiantis ypatingai, kada yra daugiau tų partnerių, yra žymiai greitesnis progresas ir labiau tas mokymasis vyksta apskritai, nes kas iš to, jeigu aš matysiu kokį judesį, bet aš nesuprasiu, mokėsiu jį padaryti viena, bet nesuprasiu, iš kokių signalų aš turiu tą padaryti, šokant poroj. Tai gausis taip, kad šiaip kaip sakau, šokis jisai yra dialogas, ar ne? Ir tas dialogas jisai turi vykti geranoriškai, švelniai, meiliai, o ne rėkimų vienas ant kito, ar ne? Kad tampimas, tūsimas, per jėgą kažkas daroma, viskas turi būti. Lyderis pasiūlo kažkokį tai judesį, mergina supranta, sutinka ir pati padaro, pavyzdžiui, hiprolai, bangos ir panašiai. Tai neturi būti taip, kad galbūt lyderis nori vienai parodyti, mergina moka kitaip ir vienas vienaip rodo, kita kitaip daro. Tai ne, tai yra ne apie tai. Aišku, o kaip, pavyzdžiui, skiriasi tas visas šokių mokymasis, visa ta šokių kultūra kitose šalise palyginus negu Lietuvoje? Gal turit kokių pavyzdžių, ar esat kur nors buvus, kur kažkoks jaučiasi toks skirtumas? Gal? Esu buvusi, tai Latvija, Lenkija, Italija, Ispanija, Švedija, nežinau, daugiau kažkaip neįkrenta į galvą. Esu buvus užsienį, buvus pamokose, tai kaip ir nelabai skiriasi tas mokymas, nes vis tiek rezultato mes siekiam vieno. Tai ir mokom, kaip ir panašiais metodais. Aš galbūt tokį paprastesnį klausimą, bet ir galbūt gan aktualus, realiai. Ką mokytojai išmoksta iš mokinių? Kantrybės. Taip. Kantrybė. Supratom. Čia jau tikrai suprantu. Gerai, o kodėl būtent pasirinkot mokyti bačiatą? Kuo jūs tai sužavėjo šis šokis? Šiaip šoku salsa, bačiata, kizomba šokius. Mokau juos kaip ir visus, bet bačiata jinai yra toks tarpinis tų šokių variantas, kur jisai yra ir lengvesnis, ganėtinai, tik iš kurios pusės pažiūrėsi. Atrodo gal lengvesnis, gal ir yra lengvesnis, bet yra ten daug dalykų, ko reikia išmokti. Ir tiesiog ta bačiata, jinai, kaip įsivaizduokit, kaip epidemija, šokio epidemija, jinai užverbuoja. Aišku. Tai jinai, bačiata, jinai labai išpopuliarėjo per nedidelį laikotarpį, per 20 metų tas bačiata Essential apėmė visą pasaulį. Tai iš tikrųjų, aš nuvažiavusi bet kurią šalį, įsivedus ten bačiata, nežinau, bačiata Norvegija, aš rašiau, kur pašokti. Tai su visiškai nepažįstamai žmonėm. Tai va, tai tas irgi labai, kaip pasakyti, vienyje jo. Labai populiaru tada, jeigu kiekvienoje šalyje gali surasti žmogus, kurio gali pašokti. Na taip, mūsų yra visur. O pavyzdžiui, koks būtų, tarkim, juokingiausias ar netikėčiausias nutikimas per pamoką, kurį galėtum papasakoti? Taip greit nesugalvosiu. Aš galvos kažką. Kas galbūt labiau prajuokino arba sukūrė tokią situaciją, kur galbūt kažkokias draugystės užgimė, kaip sakant. Iš tikrųjų, tai pamokoj, kad ir stengiamės išlaikyti formatą pamokos, taip. Ten vis tiek mes juokiamės. Vis tiek ten kas nors, ko nors padaro ir dabar išskirti vieną dalyką, tai labai sunku, žinokit, nežinau, dažniausiai tai būna kažkas kažką pasako, kažkas netaip nugirsta ir visi kvatot pradeda, tai tokie labai dažni būna dalykai. Tai prijungiant taip ir kaip ir klausimuką, tai pas jūs, kaip ir supratau, jau daugiau emocijos negu technikos, ar yra tas balansas šiek tiek? Yra balansas, aš labiau esu technikos žmogus, nes vien su emocija šitas šokis neveikia,
reikia žinoti techniką, reikia mokėti techniką ir kada jau, kaip pasakau, pirma darbas, o tada jau linksmybės. Tai kada būna linksma būna, kai moki ir kai gaunasi. O ne tada, kai reikia daryti ir nesupranti, nesigauna, kojas pinasi, rankos kažkur dešinė su kairė susimaišo. Ta prasme, vis tiek, pirma yra technika. Aš labiau į techniką, bet labai labai svarbu šokiuose yra ir emocijos, ir šypsenos, ir geranoriškumas. Tai va, tai balansuoju tarp abiejų. Visko po truputį reikia. O ką, pavyzdžiui, patartum žmogui, čia turbūt ir man tiktų tas dalykas, nes Andriusas pastoviai rašydavo, ką čia Laurinai darai, ateik prisijunk, ateik pašokti. Tai va, kas, tarkim, iš tavo pusės, ką patartum tokiam žmogui, tarkim, kaip aš. Kuris nemoka šokti, kuris užsispyręs ir sakau, aš tiesiog nemoku šokti. Aš esu sustingęs. Gerai. Toks. Tai jeigu dabar mes visi mokėtume šokti, tai aš tiesiog organizuočiau vakarėlius. Bet aš vedu pamokas. Ir pamokas vedu tam, kad žmonės išmoktų šokti. Tam, kad jiem paskui būtų linksma. Tai rekomendacija būtų nebijot, pasiryžti, susijimti ir ateiti. Ir mes ten mokomės. Tai va. Ir nieks nesijuokia iš tų, kurie nemoka. Kompanija labai labai draugiška, vieni kitiem padeda, paaiškina, pristabdom, jeigu matom, kad kažkam sunkiau yra, aiškinam dar kartą, aiškinam tiek kartų, kiek reikia. Tai va, ir darom, kartojam daug kartų. Tikrai neveikia tas mokymosi procesas, kad aš parodau judesį ir dabar jūs padarykit. Tai ne. Tai išsiaiškinam tas judesis, nuo ko jis prasideda. Kokie yra paruošimai, kokie yra signalai, kokie yra kontaktai ir panašiai, į kokius skaičius turime tilpti ten. Ir skaičiuoju, ir dainuoju, ir visaip aš ten darau, ir kiti skaičiuoja ir dainuoja. Tai, ta prasme, reikia nebijot, eit, daryt, nesigauna, šiandien nesigavo, rytoj gausis, tam ir einam, kad mokytumės. Aš taip pat irgi einu, mokausi. Ir irgi būna dalykų, kurie ir man neišeina, ir neišeina ir iš pirmo, ir iš antro, ir iš trečio karto. Darai ir padarai kažkada. Taip. Teisingai. O ar šiaip pastebėjot, kad pas jūs lankantis mokiniai ne tik technikos įgūdžius lavina, bet tarkim ir asmenybės bruožus, tiek tą pasitikėjimą, bendravimą, visą tą saviugdą pastebėt? Tikrai taip. Iš pradžių ateina žmonės tokie, kaip pasakyti, nedrąsūs būna, tokie uždaresni. Ir vis tiek ta bendruomenė kažkokį ryšį kūrė, ten emociją kūrė ir prasideda, tarkim, ir išvažiavimai, ne vien su šokiais būna, ir su baidariam plaukiam, pavyzdžiui. Tai tiesiog, tai pasidaro kaip draugų ratas, kaip visai kitokių draugų ratas. Tai va, tai tikrai asmenybę pakeičia, aš kaip sakau, upgradeina. Nes per to šokius, tai aš irgi tiek daug savybių dar savį atradau, kaip Pandoros skrynia atvėrus. Aišku, suartina vadinasi labai. Taip. O kaip, pavyzdžiui, manai, ar reikėtų, tarkim, ar patys šokiai turėtų būti privalomi, tarkime, mokyklose, universitetuose, kolegijose, galbūt kaip papildomas koks pasirinkimas, kad prajudinti žmonės? Kad privaloma, tai tikrai ne. Aš tai nemanau, kad reiktų kažką tai grūsti per prievartą. Taip. Bet reiktų tiesiog gerai gal pareklamuoti tą dalyką, pamotyvuoti žmonės judėti, nes tikrai, kaip pasakyti, tie šokiai padeda, pavyzdžiui, su laikysena. Dirbdavau sėdimą darbą, ir, tiesiog aš sugriūdavau ant stalo, taip, nes 8 valandas atsėdėti tiesia nugarą, tai yra sudėtinga. Ir paskui po kiek laiko, kai pasižiūri savo to šokių video ir pamatai ten tą nugarą sulenktą, ir tada supranti, tai gal reiktų čia tą nugarą išties. Ir net ir nešokių metu irgi karts nuo karto ištiesi tą nugarą, jau nuo tos kėdės pasikeli, ten pajudi kažkiek. Tai šokiai yra gėris.
Vienu žodžiu. Aišku, bet ar šokis yra vaistas nuo depresijos, galbūt nuo visos vienatvės, nuo streso? Ar tai yra vaistas? Tikrai taip. Neabejotinai. 100%. Su mano garantija. Gerai, tada labiau galbūt prie tokių asmeniškesnių klausimų prieikime. Tai ar yra dienų, kai visai nesinori šokti? Yra. Ir ką tada darai? Einu šokti. Taip paprastai. Einu šokti, iš pradžio, kiek man ten būna laiko, padarau apšilimą ir jaučiu, kad man jau tas jėgos grįžta, kaupiasi, nuotaika kyla. Galbūt nežinau, dėl to, kad aš esu empatė, ateina žmonės, jie ateina vis tiek į šokius, kas ateina į šokius liūdnas? Kartais ateina, bet dažniausiai vis tiek žmonės būna laimingi, linksmi ir mes ten vis tiek vieni kitų emocijom dalinamės ir, nežinau, labai labai greit man ta ir nuotaika, ir savijauta pasikeičia ir taip, tai va, šokiai gydo. Aišku, koks jūsų didžiausias pasiekimas, iš mokinių, tipo, jūsų akise? Ar yra tokių akimirkų, kur jaučiatės, kad tikrai, va, čia jau ganėtinai geras pasiekimas? Yra, pavyzdžiui, toks variantas. Seniau Panevėžys būdavo kaip ir silpniausias miestas visoje Lietuvoje, kas liečia tą šokių bendruomenę. Tai labai džiaugiuosi, kad turiu tokių mokinių, kur nuvažiuoja, sako, aš iš Panevėžio ir tą, tarkim, mano mokinį merginos vos neeiliai stovi ir noriu šokti su juo. Tai aš manau, kad tai yra labai pasiekimas. Dar toks dalykas, kad irgi, tarkim, žmonės, su kuriais aš dirbau, kuriuos mokinau, kuriem aiškinau technikas, judesius ir panašiai, jie paskui irgi patapo mokytojais. Tai manau, irgi čia šioks toks pasiekimas. Ne šioks toks. Yra didelis, labai didelis pasiekimas. Ypatingai, jeigu jau pradedi ugdyti kitus mokytojus, realiai. Tai jeigu ir apie tos pačius mokinius, jeigu ir kalbant, tai tai turbūt ir būtų toks didžiausias pasiekimas išugdyti ne tik profesionalius šokėjus, bet ir instruktorius, bet ir mokytojus. Klausimas, kas yra profesionalūs šokėjai? Tai ir gal gali atsakyti? Tai aš manau, kad profesionalus jau yra tie, kurie už šokius pinigus gauna. Tai tokių, nežinau, aš negirdėjau, kad mano šokėjai gautų pinigus už šokius. Tai. Bet norėtum, kad vieną dieną atsirastų tokių šokėjų iš... Aš pati norėčiau gauti pinigus už tai, kad aš šoku. Tai bet tikriausiai kryptį reiktų keisti. Tikriausiai. Gal ateis ta diena? Ne, tikiuosi ne. Na, kaip dėl šokių pačių? Kaip manot, ar šokt gali kiekvienas, ar yra vis dėlto tokių žmonių, kuriems tikriausiai nepavyktų šokti? Aš žinokit, esu mačius, vis tiek ta socialinė medija, jinai labai gaji yra. Šokių video tenai vienas mano Instagramo sieną, tai va taip va braukia ir vien šokiai. Tai ten prisižiūriu visokių video, tai yra šokėjų, kurie šoka invalido vežimėlyje, yra šokėjų, kurie šoka su cerebriniu paralyžium, tai kad kažkas negali šokti, tai aš nežinau, žmogus turėtų nebent prie lovos būti prirakintas. Arba nusistatęs prieš šokus. Taip, iš tikrųjų, irgi kitas dalykas yra, aš irgi kaip mokytoja, tai negaliu išmokyti žmogaus, kuris nenori išmokti. Tai irgi, jeigu žmogus nenori išmokti, tai jau čia, aš nežinau, ar jis gali šokti. Aišku, gali, jisai ten klubelį gali pašokti. Bet... Šiek tiek pajudėtis. Taip. O koks būtų, tarkim, tavo svajonių projektas Panevėžyje? Mano vizija buvo, kad Panevėžys būtų šokantis miestas. Dėl ko? Dėl to, kad aš važiuodavau į tuos festivalius, vakarėlius, į Vilnių, į Kauną, į Klaipėdą. Ir aš matydavau tą visą masę žmonių, kur ten šimtai jų, jie tiesiog susirenka ir šoka. Ir tai yra nuostabu. Čia
čia protų nesuvokiama yra, kaip tai yra smagu ir aš norėjau, kad ir Panevėžys kažkas tokio būtų, kad mes irgi turėtume gerų šokėjų, tie gerų šokėjų ir kodėl aš čia turiu kažkur važinėti, jeigu mes čia galim vietoj padaryti tą patį. Taip. Ir kodėl mes turim nusileisti Vilniui, Kaunui ir panašiai, gal mes galim ir čia padaryti panašiai. Tai va, ir... Ar pavyks padaryti? Aš labai tikiuosi, aš nenuleidžiu rankų, tikiuosi. Bet atsiranda šokėjai, atsiranda, tai jau po truputį tą svajonę galima bus įgyvendyti. Nu, tikiuosi, kad artėja jinai. Tikėkimės. O žiūrėkit, šokių pamoka, jūs rodot kokį nors judesį ir norit parodyti judesį, bet gaunasi visiškai kitoks judesys, toks iš spontaniškumo. Ar yra taip nutikę? Kai aš noriu parodyti judesį, tai aš dažniausiai ir parodau, bet man yra nutikę, kad aš sustatau choreografiją, aš esu žmogus be atminties. Tai yra buvo, kai susistatau, tarkim, pamokos tą junginį ir pusę junginio pamirštu. Tai tada prasideda improvizacija, tada jau galvoj, ten man dantračiai sukasi, pastatau vietoj kitą junginį. Ten daduriu kažkiek, nuo kur jau ten nebeveikia, ten blackoutas buvo. Tai būna improvizacijų. O koks buvo, tarkim, keisčiausias klausimas, kurį tau uždavė mokinys? Šitos dalykus reikėjo pasiruošti. Gal koks įstrigo? Kartais būna šokėjai sumaišo kūno dalis. Tai, tarkim, klubo nuo asmens neskiria. Tai, nu, tokie smulkus dalykai, nežinau, aš dabar taip greit irgi nepasakysiu. Būna keistų klausimų, jų nedaug, bet, nu ką, jie pasijuokėm iš jų visi kartu ir važiuojam toliau. Aiškutis. Taigi, turbūt labai ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad teko taip labai maloniai pasikalbėti. Dėkui, kad pakvietėt. Tikėkime, dar galėsit užsukti ir vėliau, pasidalinti dar daugiau patirčių. Aš tikiuosi, jūs irgi pas mane galėsit užsukti. Taip. Na, kažkaip sudominat, gal ir pagalvosiu. Ir turbūt žmonės, kurie klausė, irgi susidomės tuo ir užsuks pas tave. Tai labai kviečiam, labai laukiam, visą laiką labai noriai priimam naujus narius, nes ką daro nauji nariai, jie neleidžia šitam vandeniui užsistovėti ir kuo daugiau žmonių, tuo greičiau vyksta mokymosi procesas. Tai aš tikrai labai laukiu visų naujokų. Ačiū labai. Ačiū. Be to, turime dovanų, vis dėlto gimtadienio proga. O, Dieve. Sveikinam su gimtadieniu. Oi, ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū tau, kad atėjai. Oi, ačiū. Ačiū jums. Kaip smagu, kaip ačiū.